Labas visiems, tai šitam video bus, kad aš važiuosiu į Europos čempionatą ir mes išvažiuojam 12 val. Nakties. Dabar yra po 10:14 minučių. Tai dar kokią valandėlę tikrai būsiu namie, bet aš jau įsiprausiau, apsirengiau, susirašiau daiktus ir dabar tiesiog ilsėsiuos. Tai žodžiu, pasiimsiu didžiulį lagaminą ir tą kuprinę, kaip matėt. Tai lagaminą dėsiu į apačią, o kuprinę pasiimsiu su savim. Nekreipkite mano veidą, prašau. Bet žodžiu, tai parodysiu dabar fituką. Tai juoda maikė, tokias treninginės kelnes, dar užsidėsiu batus, nežinau kokius. Man atrodo gal sporto, bet aš nežinau tikrai. Ir įsidėsiu dar pagalvę rožinę. Tai vat. Mes jau įsidėjom visus daiktus ir važiuojam su mašina į tą vietą. Jaučiu pirmą atvažiuosiu. Nors nežinau iš tikrųjų. Draugė sakė, kad tipo aš turėčiau už ją greičiau atvažiuoti, nes jinai iš Lapių, man atrodo, važiuoja. Tai jo, labai jaudinuosi. Nežinau kodėl, nes vis tiek dar visą naktį važiuosim. Bet jo labai laukiu. Jau važiuojam. Taip, mes važiuojam 8 valandas. Jo. Mes 8 valandas? Taip. Gal biškį mažiau, bet tipo. Okay. Mes važiuosim į Lenkiją, Znin miestą, šoksim Europos čempionate IDO ir tikiuosi laimėsim pirmą vietą. Taip, turim laimėti. Tai žodžiu, surišam plaukus. Va čia pina. Tai va, ruošiamės. Nu. Man pina plaukus Melita. Melita! Žodžiu, jau pašokom. Žiauriai gerai pavarėm. Melita, kaip emocijas pašokus.
Tai žodžiu, į pusfinalį patekom, bet į finalą nepatekom. Ir žodžiu, kame yra esmė, mes turėsim laukti, kol visi pašoks ten kategorijas, kad galėtumėm važiuoti į viešbutį, o kiti vyresni galėjo nuvažiuoti namo. Nu, tipo į tą viešbutį. Tai žiauriai liūdna. Žiauriai noriu greičiau ten važiuoti ir pailsėti. Tu darai vlogą? Ne, aš noriu. Baigėsi konkursas. Pasakėjai rezultatus mūsų? Ne. Tai gerai, šokom formaciją. Gal, nežinau. Tai nesvarbu. Šokom formaciją. Patekom į pusfinalį, užėmėm 11 vietą iš 26. Trečiadienį šoksim duetą. Įdomu, kaip ten bus. Jo, ir dabar važiuojam namo. Oi, namo. Nu tai namo, į viešbutį. Ir ten susireguliuosim su kambariu, nes yra labai daug kambarių problemos dabar. Nu tai pažiūrėsim, kas ten bus. Ir nufilmuos, kokiam kambarį mes būsim. Taip, turą nufilmuosiu šims. Jo. Taip. Tai žodžiu, seniausiai atsikėlėm, pavalgėm, susirašėm ir dabar eisim į... Kaip vadinasi? Mola, žodžiu. Gal tai ten bus Sephora, ten žodžiu. Tai prisivaikščiosim, tai vat. Nes mūsų kategorija šiandien nešoka, tai galim ilsėtis, tai labai gerai. Taip pat. Žodžiu, jau grįžom seniausiai ir nusipirkau tokį sagtuką. Mes ten kelios draugės. Nu gerai, daug draugių nusipirkom po tokį sagtuką, skirtingų spalvų ir tada dar vaikišką šampano ir dar gėrimą tokį mūsų. Šiaip nelabai buvo skanus, tai nelabai buvo turiu pirkti. Ir dabar mes tuoj važiuosim žiūrėti savo studijos Children'sų šokį. Taip pat. Šiaip buvo nebūtina, dabar sako, kad būtina. Bet tai ir dabar tai mačiau važiavus, taip pat. Tai žodžiu, susitiksim vėliau. Rodymas vyksta apie Ne, dar neatėjo. Tiesiog lyg nesvarbu. Nu varyk. Varyk. Tai žodžiu, biškį pasišnekėjom su treneriu, aptarėm šį sezoną ir dabar kai kurie išsimaudė, kurie turės duetą šokti, tai aš nežinau kaip, nes jie neturi rankšluosčių, bet žodžiu. Ir tuoj eisim, jau aš susirišau plaukus ir eisim jau duetui ruoštis. Tai vat, tai labai fainai, žiauriai laukiu grįžti atgal namo. Ir važiuot maudytis, nes aš nepasiėmiau maudymkės ir tai labai sad, nes žiauriai karšta. Pašokam jau, iš 7-2 užėmėm ten 9 su duetu, bet šitoj reikia gal labiau tikėtis, nes ten žiauriai, ta prasme, stiprus duetai. Ir man visą dieną kažkaip man leido šokas kraują, gal ten biškį įsivirėškiau ar kažkas tokio. Ir paskui praėjo ir pašokau ir tada vėl bėga kiek bėga. Žodžiu. Taip pat. O tiek. Tai va, tai rytoj mes vėl važiuosim į tą pačią vietą, bet nešoksim, nes nepatekom į finalą. Žodžiu, buvo Bendrankui, nusipirkau ledų ir dar vienoj parduotuvėje nupirkau broliui burbulų, nes jam patinka. Ir dabar vėl grįžtam tai.
Pirmai žaidėm su kamuoliu, tai jo. Bet čiauri karšta. Blemba, su kojos. Reikia nusukti tada. Žodžiu, pasimaudėm, pasideginom, tai žiauri gerai, eisim toj tinklinį žaisti. Ir gal vėliau į Maką važiuosim, tai žiauri gerai. Labiau tą feedbacką duoti, nes treneriui žiauriai svarbu. Kiekvienas smulkmena ir visa kita. Tada sezonas, manau, kad buvo žiauriai kietas, žiauriai geras, galim pasiduoti. Pakilimais ir nugulimais, duobelėm pakilimais, bet buvo žiauriai geras, man atrodo, visame kame. Reikia prisiminti, nes neaišku, kada dar taip gali būti ir ar būti, tai reikia vertinti ir manau, jums visiems žiauriai kiekvieną tą dalyką, ką ten jūs išgyvenat per trefkes, reikia įsidėti čia ir kurti tiesiog prisiminimus, nes tai yra iš viso mūsų gyvenimo. Tai va, mes tave žiauriai visi, kur tas mūsų darbelis parodykite. Atminimas nuo mūsų visų. Čia kiekvienas savo šitas Nežinau, kaip įėminsi ar atbulą. idėja. Tai žodžiu, jau grįžom ir dabar aš einu į stotelę važiuot namo. Tai vėliau padarysiu maždaug kas buvo. Tai jau grįžau namo, jau vakar iš tikrųjų grįžau, dar vis sunku taip kažkaip įsijungti tą režimą, nes taip silpnai kažkaip jaučiausi, taip galvą skauda, miegojau, nu žodžiu. Tai taip, manau, dar vis bus sunku, nes nueidavau miegoti ten antrą nakties, atsikeldavau 7:30 arba 8:30. Tai taip vis tiek dar sunku taip į savo režimą tą, kur visą laiką eidavau miegoti, įsijungi kažkaip. Bet manau, bus gerai, jau antrą dieną, tai jau geriau iš tikrųjų. Tai vat. O dabar papasakosiu, kas tam video buvo, kur McDonald'e matėt. Tai kad turėjo ten dirbti iki 11 valandos, dar tik buvo iš tikrųjų, nežinau, man atrodo, dar 10 valanda buvo, dar tikrai turėjo įleisti. Ir tipo, neleido mums kažkodėl, ir žodžiu, mes ėjom pro tos langelius, kur pasiėmė maistą, nu, atvažiuoja mašina ir pasiėmė maistą. Ir ten uždarė visur ir mums neleidžia, ir tipo, ten einam visi ten, žodžiu, prašėm kažkaip, žodžiu, sako, tai mes vandens neturim, prasme, kas mums tas vanduo, tipo, sako, šefo neturim kažkaip, žodžiu, kad, tipo, nedaryt. Bet vis tiek kažkaip tenais pasišnekėjo, tai paskui ėjom ir užsisakinėm per tos langelis. Ten vienas vos nesuvažinėjo, kažkoks ten biškį nesveikas buvo. Bet žodžiu. Tai vat, ir dar nusipirkau tom konkurse maikę tokią, įmesi nuotrauką. Šiaip gražiai iš tikrųjų, bet ten tie dydžiai kažkokie įdomus. Pavyzdžiui, Elas, tai ten, kai nežinau, realiai nežinau, kai būtų koks, nu pats mažiausias dydis iš tikrųjų. Tai ten labai keistai buvo. Bet jo, tai va, tai šiaip buvo tikrai smagi kelionė ir aišku buvo labai smagu, kad į Sephora nuėjom, nes aš visą laiką norėjau. Aišku, ten buvo brangu, bet tai nu to ir reikia tikėtis, nes ta prasme, nu ten yra garsi labai parduotuvė ir ten labai brandai yra garsus. Tai, jo, aišku, gaila, kad nenusipirkau, bet nu ką padarys. Tai vat. Ir aišku, buvo labai smagu patirti tą jausmą, kai šoki su stipresnė komanda. Ir tiesiog, kai aš šokau, aš labai buvau laiminga, nes nu, tokias galimybės tikrai ne kiekvieną dieną gauni. Ir aš šiaip seniau galvodavau visą laiką, kad aš esu labai gera šokėja, bet paskui pradėjau save nusifilmuoti, kaip šoku ir tada galvoju, nu, kad aš čia jau nesu tokia labai jau gera šokėja. Ir tiesiog pradėjau dirbti stipriau, eiti į openus, tiesiog eiti treniruotės visas stengtis. Aišku, kai sergu, nu negaliu eiti. Bet tikrai stengtis kuo daugiau eiti, nes seniau irgi būdavo, ai, nu tai čia blogai, ai, čia pavargus, ai, čia mokslai ir taip toliau. Ir dabar tiesiog labai susikaupiau ir aš manau,
kad reiškia, aš kažką iš tikrųjų gerai darau, nes nebūtų manęs pakvietę. Ir sakė treneris, kad matė kai kurie, kad žmonės patobulėjo, tai tikiuosi, aš esu viena iš tų. Tai labai tikiuosi, aišku, kad kitam sezone pateksiu, labai aišku, būsiu laiminga. Bet jo, labai aišku, buvo smagu, bet aišku, gaila, kad mažesnę vietą paėmėm, bet tikrai buvo stiprus varžovai. Ir jie buvo labai pasiruošę, tai sakė treneris, kad kitais metais dirbsim dar stipriau, nes tikrai pamatė, kur ir jam reikia gal patobulinti judesius ir kur mums irgi labai tobulėti reikia. Ištverme ir labai daug dalykų, tai vat. Tai čia, manau, ir baigsis video iš tikrųjų, aš nežinau, koks kitas video bus, gal kai su savo draugai geriausiai austėje susitiksiu, arba kažkur prie ežerų važiuosim, nežinau, su šeima, kažkas tokio, tikrai nežinau, nes neįsivaizduoju, kokia toliau bus video, bet žiūrėsim, kaip bus, tai vat. Tai nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Čiau!